Sveikinu kanalo prenumeratorius ir svečius. Jūsų nuostabūs darbai, o Dieve, kaip tik taip norėčiau pradėti šios dienos laidą. Nes Solomonui Bernsteinui ne visada aišku, kas vyksta mūsų artimiausiuose vakariniuose kaiminuose. Ypač nesuprantu, kaip jūs galima vadinti stipriu, turtingu ir nepriklausomu, kai visa jūsų ekonomika ir kokybė, jūsų piliečių gyvenimas priklauso nuo kai kurių veikėjų iš išorės. Ir man ne visada aiški tų pačių kaimynų logika. Pabandykime rašyti metaforiškai. Tarkime, kad turite skalbimo mašiną ir galite naudoti bei netgi naudoti šią mašiną skalbdami kaimynų drabužius. Bet, taip sakant, iš to uždirbi pinigų. Taigi, dėl kažkokio trečio veikėjo, jūs išardote šią skalbimo mašiną. Pirmiausia, atsijungiate nuo tinklo, o tada pradedate pardavinėti atsarginės dalis. Na, tu pats eik skalbti drabužius kur nors kitur ir visa tavo šeima priversta daryti tą patį. Žinoma, jūs neklausėte savo šeimos dėl savo asmeninių, oportunistinių ir momentinių norų, dėl noro įsilieti į kokią nors vakarėlį. Sumažinti pajamų šaltinį, kuris iš esmės maitino visus jūsų aplinkoje. Ir taip, jei manėte, kad aš kalbu apie Ignalino atominę elektrinę, tuomet esate visiškai teisūs. Kadangi Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje šiuo metu brangiausia yra, tikrai nustebsait, bet tai energija. Žinoma, ne viskas priklauso nuo elektros. Namams šildyti reikalingi kiti energijos šaltiniai, tokie kaip mazutas ir anglis. Na, mes, žinoma, viską puikiai žinome apie šiuos garsiuosius ir praktiškai neįsenkamus Latvijos, Lietuvos ir Estijos anglies, naftos ir dujų telkinius. Jei tai nebuvo akivaizdu, tai buvo sarkazmas. Ir žinote, beveik viso Latvijos, Lietuvos ir Estijos politinio elito judėjimai yra persmelkti tokiomis šizofreniškomis nesąmonėmis. Bandydami įgyti maksimalią galią patikėtose teritorijose ir atleisti save nuo bet kokios atsakomybės, jiems įstojus į Europos Sąjungą ir NATO beliko prekiauti tik tuo pačiu suverenitetu. Ir kaip matau, šio suvereniteto kaina Latvijos, Lietuvos ir Estijos vadovų akyse nėra tokia didelė. Pabandykime įsiaiškinti, kaip atsitiko, kad šiose suvereniuose Baltijos šalyse energija brangesnė nei labai išsivysčiusiose vakarų Europos šalyse. Visa tai yra apie 89 metus, kai pradėjo kalbėti nacionalistinės Latvijos, Lietuvos, Estijos, Gruzijos, Ukrainos ir toliau didelės sovietinės valstybės pakraščių pajėgos. Na, logiška šio proceso išvada buvo 91 metai. Na, būtent tas suverenitetų paradas, kai išėjo šis žymusis Gorbačiovas ir pasakė, kad vyrauja valstybės skilimo linija. Tada, žinoma, buvo alkoholikas Jelcinas, kuris pasakė taip: pasiimkite tiek suvereniteto, kiek galite. Jie jo nepaėmė, bet pasirodė, kad jis buvo šiek tiek sunkiau virškinamas. Kažkaip netikėtai paaiškėjo, kad net ir esant laikraščių garlaivių gamykloms, valstybės, pirma, neturi didelių sistemų valdymo patirties, antra, tiesiog nežino, ką su tuo daryti. Ir, žinoma, atėjo tie buvę vakarų partneriai ir pasakė: vaikinai, mes puikiai žinome, kaip reikia gyventi, svarbiausia įstoti į ES ir NATO. O po to prasidėjo derybų ir pyrago dalybos procesas. Kiek suprantu, visas tas industrinis paveldas, kuris liko iš Sovietų sąjungos. Beveik visur, išskyrus Baltarusijos Respubliką, kaip maloni išimtis, jie ėjo prie šios europinės integracijos altoriaus. Tiesą sakant, tai matyti ir Moldovos pavyzdyje. Bet kažkaip ne viskas klostėsi Moldovai, Gruzijai ir Ukrainai. Jie paaukojo, bet dar niekur jų neišnešė. Ir aš manau, kad jie to nepriims. Tiesą sakant, aš nežinau, kas tokio gero Europos Sąjungoje, nes joje gyvenau didžiąją savo gyvenimo dalį. Borelio Edeno sode tikrai galiu pasakyti, kad Latvijos Europos Sąjunga visai neprilygsta Europos Sąjungai Nyderlanduose, Vokietijoje ar Belgijoje. Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje tai kažkokia karikatūra.
kad egzistuoja europiniai principai. Ir šitą Europos gerovę, nes tos pačios antrosios nepriklausomybės aušroje, apie kuriuos šaukia ir Latvija, ir Lietuva. Na, žinote, mes visiems pažadėjome, kad gyvensime kaip Europoje. Kaip jie iš tikrųjų gyvena Europoje iš vietos gyventojų plačiosios visuomenės. Niekas šito nežinojo, tačiau visi labai norėjo. Taip, neneigsiu, daugelis tiki, kaip buvo pasakyta sovietinėme filme Meilės formulė. Daugelis tiki, jie tikėjo, kad koks magas tikrai atskris sraigtasparniu, duos visiems pinigų ir, žinote, pastatys naujus namus. Kažkodėl susidarė iliuzija, kad Europoje visi gyvena privačiuose namuose. Yra labai mandagus, labai kultūringi, pas juos viskas taip puiku ir apskritai jie yra geriausi planetoje. Na, kasgi nenori būti su geriausiais. Tačiau fantazijos pateko į žiaurią ir atšiaurią realybę. Realiai paaiškėjo, kad išardžius pramoninį paveldą Latvija, Lietuva ir Estija pradėjo gauti tik subsidijos iš Europos struktūrinių fondų. Aš matau visą šią situaciją taip, kad Latvija, Lietuva ir Estija buvo reikalingos Europos Sąjungai ir NATO išskirtinai griežtai ribotame kontekste. Mainais už visišką politinį lojalumą ir norą šaukti visos Europos tendencijose. Latvija, Lietuva ir Estija pirmiausia gavo kyšius iš Briuselio, bet kaip kitaip pavadinti šiuos Europos struktūrinius fondus? Ir antra, žinoma, teisė daryti absoliučiai, ką nori jų valdomose teritorijose. Visada sakiau, kad Lietuva kaip valstybė yra šiek tiek protingesnė. Kaip man net pavyko į vieną sakinį sudėti žodžius – Lietuva ir protingas. Nelabai suprantu, tačiau faktas išlieka. Lietuva priėmė nulinį pilietybės variantą. Tai yra viskas. Visi, kurie buvo deklaruoti, registruoti Lietuvos TSRS teritorijoje 91 rugpjūčio mėnesį, gavo pilietybę. Latvija ir Estija pasirinko ypatingą kelią. Jie skirstė žmones į teisingus ir neteisingus. Turime suprasti, kad tai iš karto paskatino visuomenės skilimą. Tie, kurie vakar kartu gėrė arbatą ant barikadų, šiandien atsiduria priešingose naujai susikūrusių valstybių teisinės sistemos pusėse. Ir šios sistemos nebuvo susijusios su meile ir laime. Šių teritorijų europeizacijos ir demokratizacijos rezultatas buvo visiškas pramonės paveldo sunaikinimas, stambių gamintojų įvairiose pramonės srityse, nuo maisto ir lengvosios pramonės iki smulkiosios statybos ir sunkiosios pramonės. Čia šioje nelygioje kovoje su Latvijos, Lietuvos ir Estijos biurokratija, godžiai ir alkana 91 metais. Kažkaip visai atsitiktinai ta pati Latvija, turinti didžiausią žvejybos laivyną Baltijos jūroje. Žvejybos laivų skaičiumi gerokai lenkia Švediją, Daniją ir Norvegiją. Ji atėjo į situaciją, kai perka žuvį kažkur iš šono iš Danijos, Švedijos ir Norvegijos. Visi puikiai žinome apie norvegišką lašišą, tačiau apie latvišką lašišą nieko negirdime. Nors jei manote, kad Baltijos jūros vandenyse prie Latvijos krantų ta pati raudona žuvis nesitaškioja, tuomet labai klysteit, bet tai ne Latvija pagauna. Skandinavija tai pagauna. Tai, beje, yra vienas iš nedaugelio likusių būdų gauti pajamų užsienio valiutą į šalį, nes Europos Sąjungoje viskas fiksuojama ant vadinamųjų kvotų. O žuvies laimikis, nustebsait, tai irgi kiekybiškai įvertinamas kiekis. Kadangi Latvija tiesiog neturi ko žvejoti, jai kvotų iš tikrųjų nereikia, todėl ji kvotas parduoda. Lietuva ir Estija daro lygiai tą patį. Kokiam demonui? Tai buvo būtina. Supjaustyti į dalis gamyklas ir gamyklas, gaminusias būtiniausias prekes. Na, tikrai ne. Tai aišku. Taigi Rygos centre veikė Druvos gamykla, gaminusi duoną. Jokių klausimų. Žinoma, jis nelabai kvepėjo. Jis kvepėjo mielėmis. Tačiau
Latvija savo duonos gamino tiek, kiek, jos manymų, buvo reikalinga. Po 91 metų įmonė pradėjo nykti, byrėti ir galiausiai buvo likviduota. Ar panašus likimas ištiko Jelgovo cukraus fabriką? Ne, prekės ženklas vis dar egzistuoja. Bet kažkaip dabar jis priklauso Danzuke kompanijai, įsikūrusiai Danijoje. O Bruvos prekės ženklas, beje, irgi nenugrimzdo į užmarštį. Dabar jis priklauso vokiečiams iš korporacijos Pfizer. Ne Pfizer, atsiprašau. Pfizeris. Na, Winters kosmetika. Gamykla Rygoje nebeveikia. Tačiau prekės ženklas neišnyko. Dabar kai kurios kitos įmonės gamina produktus tokiu pavadinimu. O mokesčiai, nustebsait, taip pat ateina. Ne į Latviją. Ir, žinoma, tai yra Latvijos, Lietuvos, Estijos politikų dviveidiškumas. Jis neturi ribų, yra kosminio masto, nes iš vienos pusės skelbiama desovetizacija ir dekomunizacija. Gamyklos buvo išpjautos, kur dingo Rygos karieta, o statybų gamykla, žinoma, geras klausimas, gamykla, be vagonų, gamino ir tramvajus, taip pat buvo dizelinių generatorių gamykla, buvo ir elektromagnetinių gamykla, varikliai, REZ, Rygos elektros variklių gamykla. Tačiau gamyklos kažkaip nustojo gaminti tramvajus. O Latvija atsidūrė tokioje situacijoje, kai ne taip seniai, turėdama savo teritorijoje paruoštą tramvajų gamybos įmonę. Latvija buvo priversta šiuos tramvajus pirkti iš čekų iš Škoda. Beje, maždaug tas pats nutiko ir su elektriniais traukiniais. Kitas klausimas, kad Latvija kažkaip, mano akimis, yra teritorija, ant kurios atvirai liejasi nesavanaudiškumas. Škoda pardavė elektrinius traukinius, tačiau juos sustatyti vis tiek užtruko gana ilgai ir viskas Latvijoje. Gal ne visoje Latvijoje, bet Rygoje tikrai. Pamačiau šį siurrealistinį vaizdą. Žinote, kai Latvijoje Rygos vagonų statybos gamykloje buvo pagamintas gana senas lokomotyvas. Tempė tuos pačius naujus elektrinius traukinius palei bėgius. Škoda. Istorijos sarkazmas nemažesnis. Tas pats pasakytina ir apie tramvajus, kuriuos Latvijos valdžia įsigijo ne taip seniai. Tramvajus pasirodė sugedęs. Tramvajai ne tik pasirodė brokuoti, bet ir buvo nupirkti mažiausiai 35% brangiau. Nei tokius pat bendrovės, Belka Munmeš, gaminamus tramvajus buvo galima nusipirkti Baltarusijoje. Situacija su elektriniu transportu apskritai yra nuostabi. Kaip buvo pasakyta filme, Vestuvės Malinovkoje, Upana Tamana jį patepė atsargą. Todėl Latvijoje dalinai prieinamas elektrinis transportas. Tačiau ne visose galutinėse stotelėse yra įkrovimo stotelės, todėl jos ir važiuoja. Šie elektromobiliai naudojami išskirtinai miesto centre, nevažiuojant toli nuo įkrovimo stotelės. Na, o kur Baltarusijos Elgetos, supranti? Mūsų pačių elektriniai autobusai, gaminami MAZ gamykloje, nuosavi tramvajai, gaminami Belka Munmeš kompanijos, elektromobilių įkrovimo stotelės, taip pat nustebsait, mūsų pačių, tik paskutinius metus. Belarų Respublikos susisiekimo ministerija įsigijo 800 vienetų elektrinio transporto. Tai, beje, kelis kartus daugiau nei elektros transporto visose trijose suvereniuose, nepriklausomose ir labai turtingose respublikose. Čia, žinoma, daugelis bandys pasakyti, kad gerai, pažiūrėkite į skaičius. Mažoji Lietuva. Jos BVP yra didesnis nei Baltarusijos. Oho, pramoninis monstras. Lietuvos biudžetas ir BVP yra toks pat mistiškas dalykas, kaip ir mistiniai senovės Graikijos mitai ir pasakos. Ataskaitose jie gali nupiešti absoliučiai bet kokius skaičius. Nes jei parodysi realius skaičius, realybėje paaiškėja, kad Latvija, Lietuva ir Estija yra nuskurdę Europos aklavietės. Atsižvelgiant į tai, žinoma, ši trintis negali kilti tarp valstybės ir gyventojų. Tiesiog deputatai ir šalių vadovybė visiškai nesupranta ir nežino, kaip gyvena paprasti piliečiai ir kiek jie moka, kad tiesiog pabustų šiose šalyse. Ar netikite manimi?
Taip, pabandyk stovėti prie dietos ar raikaugų ir paklausti išeinančių deputatų. Kiek kainuoja kilovatas elektros? Kiek kainuoja karšto vandens kubas? Kiek kainuoja kubinis metras dujų? Sužinosite daug apie šiuos žmones. Ir kai man sako, kad atlyginimai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje yra absoliučiai astronomiški, o šie žmonės gali nusipirkti naujus automobilius ir gyventi nuosavame name, negalvodami apie išlaidas, juokiuosi. Rimtai drįstu manyti, tik manyti, kad pardavėja tinklo parduotuvėje uždirba 1000 eurų. Iš tikrųjų tai, žinoma, netiesa, kad užsidirbtum 1000 eurų, turi ten gyventi. Ir tada 1000 tikrai neuždirbsi. Manau, Eureka nedaugiau kaip 850. Dabar pradėkime skaičiuoti. Dirba. 14 valandų per dieną uždirba. Už komunalinius mokesčius už 2 kambarių butą Vilniuje reikia sumokėti 250 eurų. Tai yra minimumas, nes kai kurie žmonės moka daug daugiau. Plius pridėsime internetą, plius pridėsime mobilųjį telefoną, plius pridėsime elektrą, kuri neįeina į eilinius riebalus. Jos paprastai nėra. Ir gauname apie 300 eurų. Iš 850 atimame 300, liko 550. Transporto bilietas į vieną pusę kainuoja 1,5 euro, o į abi pusės 3. Maisto produktai taip pat kainuoja apie 30% daugiau nei kainuoja Baltarusijoje. Ir, žinoma, palyginkime su Baltarusija, su ta, kurią jie vadina vargša. Ir apskritai sriubą baigiame batais be druskos. Paskaičiuokime. Vidutinis parduotuvės pardavėjo atlyginimas prasideda nuo 1800 rublių. Maždaug plius minus 600 dolerių, tų pačių 245,5 kvadratinių metrų kambarių nuoma 40 dolerių. Iš 600 atimame 40, mes gauname 560, transporto bilieto kaina 26. Amerikietiški centai į vieną pusę ir ką jūs manote? Kas turi daugiau pinigų atlikus visus būtinus mokėjimus? O, Lietuva, Latvija, Estija, kas čia su veidais? Kodėl tokie liūdni veidai? Ar tu nusiminęs ar kaip? Pasakykite mums, kas privertė jūs sumažinti savo pramonę. Vaikinai, pasakykite man, kaip tai padarėte, kad demografinė padėtis, jūsų pačių demografai sako, kad po 50 metų vietinių gyventojų gali nebelikti. Sakyk, prašau, kas tave verčia militarizuotis ir tampyti meškos ūsus? Pasakykite mums, kas verčia jūs vykdyti dvigubų standartų atskirimo politiką. Ar tikrai tik valydamas tualetus Anglijoje ir Vokietijoje įstojote į Europos Sąjungą? Ar tikrai įstojote į Europos Sąjungą, kad dalis žmonių iš užsienio apsisprendėte, kiek jums kainuos elektra nusipirkę ją Nord Pool biržoje? Ar tikrai dėl to, kad dabar išgyventumėte apgailėtiną gyvenimą? Nes LR statistikos centro duomenimis daugiau nei 30% piliečių, spręsdami, ką daryti šiandien, yra ties skurdo riba arba žemiau jos. Mokėk nuomą ar pirk maistą. Visa tai buvo dėl kokio politinio tikslo Lietuvos valstybė eina prieš beveik visą pasaulį, atidarydama ambasadą ši. Taivano atstovybė, po kurios Kinija išbraukė šią respubliką iš savo prekybos registrų. Kokio politinio tikslo vardan Lietuva atsisako 200 milijonų eurų per metus už kalio tranzitą. Trąšos iš Baltarusijos. Žinote, draugai, bandžiau čia viską išanalizuoti. Sveiko proto požiūriu. Ir pagalvojęs, neradau ten jokio sveiko proto. Taigi tai sukelia liūdnausias mintis. Na, tai viskas šiai dienai. Labai ačiū visiems, kad žiūrėjote. Rūpinkitės savimi ir savo artimaisiais. Greitai pasirodys naujas leidimas.